Sveiki, brangūs draugai. Turbūt kiekvienas iš mūsų, bent jau vaikystėje, mėgome gauti dovaną. Gimtadienio proga, pavyzdžiui. Naujų metų proga. Ir jeigu mes dar žinodavėm, kad mes gausime kažkokią dovaną, tai būdavo nuostabus laukimas. Ir dar nuostabesnis dalykas, kada mes ją gavę išpakuodavome ir džiaugdavomės tuo, ką mes gavome. Turbūt su amžiumi tai nesikeičia ir mes ir dabar jau suaugę, būdami vyresnio amžiaus, jau nebe vaikai, taip pat kaip ir vaikai džiaugiamės gaudami dovanas. Ypač jei yra mums asmeniškai skirta. Ir šiandieną aš noriu pakalbėti apie dovanas, kurias Dievas mums duoda. Ne apie amžinai gyvenimą, tai nuostabi dovana. Ne apie malonę iš malonės, kur yra nuostabi dovana. Atleidimą, Kristų, ne. Dievo bažnyčia, kuri dar kitaip yra vadinama Kristaus kūnu, yra sutvarkyta, suorganizuota taip, kad jos gyvenime, jos veikloje, jos egzistavime didžiąją dalį, jeigu taip galime pavadinti, didžiąją dalį matomos veiklos atlieka žmogus, jūs ir aš, o nematomą veiklą atlieka Dievas. Skaitydami švento raštą mes matome, kad apaštalai skelbė pamokslus, o Dievas veikė klausytojų širdis. Dievas disponavo širdimis klausytojų ir įtraukdavo juos į bažnyčią. Ir va šitas modelis arba šitas vaizdas, kada jie tarnavime atlieka tas dvi dalis žmogus ir Dievas, yra, jeigu taip galima pasakyti, sveikos bažnyčios gyvenimo vaizdinys, gyvenimo pagal šventąjį raštą. Ir kad žmonės būtų pasirengę, aš ir jūs, žmonės bet kurioje kartoje, bet kuriuo momentu istorijoje, įvykdyti Jėzaus didįjį pavedimą, eiti ir padaryti mokiniais visas tautas, Dievas nori kiekvienam sekėjui, kiekvienam savo vaikui suteikti ypatingą dovaną. Suteikti ypatingų talentų, ypatingų sugebėjimų, dar kitaip šventajame rašte vadinamų dvasinių dovanų. Ir kada mes skaitome pirmą laišką korintiečiams, atsiverskite, brangūs draugai, pirmą laišką korintiečiams 12 skyrių, mes randame apie dvasinės dovanas nuo 1 iki 11 eilutės. Broliai, aš noriu, kad jūs nebūtumėte neišmana apie dvasinės dovanas. Kai dar buvote pagonis, kaip žinote, jūs traukė prie nebylių stabų. Todėl aš jums aiškinu, kad ne vienas, kuris kalba Dievo dvasios skatinamas, nesako, prakeiktas Jėzus. Ir ne vienas negali ištarti, Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatina. Esame skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia. Esame skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visą veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Antai vienam dvasia suteikė išminties žodį, kitam ta pati dvasia pažinimą, kitam tikėjimą toje pačioje dvasioje, kitam išgydymą dovaną toje vienoje dvasioje, kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasių atpažinimą, kitam įvairių kalbų dovaną, kitam kalbų aiškinimą. Ir visa tai veikia ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Pirmas laiškas korintiečiams 12 skyrius. Taigi gebėjimai, įgūdžiai, talentai, kuriuos įgyja tikintysis, yra dovana, kurią viešpats suteikia ne tik tai pačiam krikščioniui, bet ir bažnyčiai. Kiekvieno atskirai gebėjimai
įgalina, pastiprina, padeda bažnyčiai vystytis. Tai reiškia, kad Kristus, būdamas bažnyčios galva, yra ne tik tai bažnyčios galva, bet ir kiekvieno, kuris prisijungia prie Dievo bažnyčios jėga. Jėga, kuri apipila talentais ir dovanomis. Jėga, kuri skatina veikti ir daryti dėl Dievo. Kitais žodžiais galėtume netobulai pasakyti, tai yra Kristus yra kiekvieno varomoji jėga, ne mes patys. Nors ir kaip norėtųsi, brangus draugai, visus tus laurus prisimti ant savęs, be Dievo mes nieko negalime. Taigi Paulius yra teisus, sakydamas, kad Jėzus yra viso ko pilnatvė, nes jis viską pripildo. Laiškas Efeziečiams, 1 skyrius 23 eilutė. Ir kada mes skaitome laišką Romiečiams, Korintiečiams, Efeziečiams, mes randame, kad Paulius mini 27 skirtingas dvasinių dovanų rūšis. Tai yra skirtingos, tai yra paštalavimo, tai yra ganimo, tai yra pranašystės, tarnavimo, mokymo, tai yra dosnumo, vadovavimo galų gale dovanas. Tačiau neturėtume apsiriboti tik šiuose laiškuose aprašytomis dovanomis. Kai kalbame apie dvasinės dovanas, dažnai galbūt galvojame, jeigu taip galime pasakyti, apie bažnytinės dovanas. Pamokslavimą, giedojimą, švento rašto mokymą. Tai yra, sakyčiau, intelektualinius sugebėjimus, dvasinius sugebėjimus. Tačiau dvasinės dovanos gali būti įvairesnės. Galbūt bažnyčia būtų dar labiau palaiminta, dar labiau paskatinta tarnauti, jeigu bažnyčios nariai suvoktų, kad lygiai taip pat rankomis, jeigu taip galima pasakyti, dirbančių žmonių dovanos yra taip pat ypatingos Dievo dovanos. Geras mūrininkas, dailidė, elektrikas, dažytojas, inžinierius, santechnikas ar vairuotojas. Kiekvienas turi ypatingą dovaną, kurią gavo iš Dievo ir kurią gali panaudoti tarnaudamas Dievui ir žmonėms. Bet jos turi būti, brangus draugai, tinkamai naudojamos. Kiekvienas geras daiktas turi būti tinkamai naudojamas ir dvasinės dovanas taip pat turi būti tinkamai naudojamas. Ir tinkamų dvasinių dovanų naudojimo sąlyga, kur yra svarbi, yra ta, kad jos būtų naudojamos geriems tikslams, kaip ir gautos arba duotos geriems tikslams. Juk rankų miklumas, kada naudojamas vogti iš praeivių kišenių pinigus, negali būti vadinamas jokių būdų dvasinė dovana, net jei pavogti pinigai bus skiriami labdarai. Tačiau, jeigu vikrus pirštai yra sumaniai grojantis muzikos instrumentų ir tai galima šlovinti Dievą, tai tikrai būtų didžiulė palaima bažnyčiai, nes mes visi žinome, kad graži, nuostabi, rami muzika dvasiškai, emociškai, teigiamai veikia širdį, ypač žmogaus širdį, nes žmogaus širdis, jūsų ir mano širdis, yra maištinga. Apie dvasinės dovanas kalbant, taip pat mums reiktų prisiminti vieną svarbią tiesą. Jeigu dvasinės dovanas nenaudojamas, tai yra panašu kaip gerai ištreniruoti žmogaus raumenis. Jeigu jie neaktyvūs, jeigu jie nenaudojami kurį laiką, jie silpsta. Taip ir dvasinės dovanos. Jeigu gyvenime nuosekliai, neatsitiktinai, bet jeigu nuosekliai mes jų nenaudojame, jos nyksta. Dažnai krikščionės giriamės mes, kad mes tai vienur ar kitur retkarčiais panaudojame vieną ar kitą dvasinę dovaną. Gerai, bet brangus draugai, ar tai yra pakankama? Ar dvasinės dovanos turėtų būti naudojamas atsitiktinai, kažkur, kažkada tai kažkam nutikus, ar jos taip turėtų būti dovanojamas nuosekliai tarnaujant Dievui ir žmonėms?
Paulius laiške Timotiejui rašo tokį tekstą. 2 Timotiejui 1 skyrius 6 eilutė. Todėl tau primenu reikalą atgaivinti, įdomus žodis, atgaivinti Dievo malonės dovaną suteiktą mano rankų uždėjimu. Žodį lietuvių kalboje verčiam atgaivinti, pažodžiu iš graikų kalbos galima versti palaikyti gyvą ugnį. Paimkime šitą terminą. Mes žinome turbūt, kad jeigu naudotumėm terminą palaikyti gyvą ugnį, tai vienintelis būdas palaikyti gyvą ugnį iš savo praktikos, mes visi sutiksime, kad tai yra tik tai vieninteliu atveju. Vis daugiau ir daugiau laikas nuo laiko dedant malkų. Be aktyvaus įsikišimo iš išorės, be pastovaus aktyvaus įsikišimo iš išorės, ugnis greit užges. Taip žino kiekvienas skautas, pėdsekys, kiekvienas, kuris kada nors yra kūręs laužą, stovyklavęs, mes tai žinom. Lygiai taip pat, brangus draugai, Dievo dvasinės dovanas, kuriam buvo suteiktas asmeniui, be aktyvaus naudojimo jos susilpnės ir negalės tarnauti nei pačiam žmogui, nei aplinkiniams, nei bažnyčiai, niekam. Brangus draugai, aš tikiu, nes taip moko žodis, kad kiekvienas, kuris yra Dievo vaikas, kuris yra jo bažnyčios narys, išpažįstantis Kristų, kiekvienas turi vienokį ar kitokį gebėjimą. Vienokį ar kitokį gebėjimą gautą iš Dievo, kuriais gali tarnauti Dievui ir jo bažnyčiai. Ir tik nuo mūsų priklauso, ar leisime Dievui šios sugebėjimus panaudoti ir vystyti. Mums, jums ir man, nuspręsti, mes tai naudosime ar ne. Dėl Dievo ir jo žmonių. Tegul Dievas jus laimina.